ir kuo tai gali pasibaigti, sunku dabar net ir sugalvoti. Toks vaizdas kaip iš naktinio Vroclavo. Vroclavas yra miestas panašiai kaip Vilniaus dydžio, 640 000 žmonių gyvena čia, senamiestis. Dar iš tų senųjų vokiškų laikų gražus, aplinkui žinoma yra ir netokių gražių dalykų kaip ir visose postsovietinio bloko valstybėse. Panašu, kad kai kur šviesos atsiranda. Ir panašu, kad visoms jiems įsijungti prireiks laiko. Ir ko gero galima būtų sakyti, kad štai šita pauzė tikrai nėra į naudą Lietuvos rinktinei dėl to, kad lenkai žaidžia penkiese. Jeigu kalbėtumėm apie tos, kurie ką nors veikia aikštelėje, puolime ir juos reikia nuvarginti. Čia vaizdas šviesus, tačiau aikštelėje tik tai po truputėlį įsijunginėja šviesos. Ir aš tikiuosi, kad teisėjai pamatė, kad lietuviai prieš tai apsigynė, perėmė kamuolį ir jis turi būti mūsų. Po šios pauzės, kurios metu dabar galėjo pailsėti visi.